Sveiki, draugai bičiuliai. Na, va, kaip matot, aš namuose, viskas gerai, gyvas, sveikas, šiąnakt grįžau. Tai noriu jums būtinai papasakoti apie tuos įvykius, kurie nutiko Estijoje, kodėl nutiko šitie įvykiai, ką aš ten veikiau, ko aš ten važiavau ir kodėl manęs tenai neįleido Estai. Tiksliau, įleido, bet po to pasakė, kad negaliu įvykti. Na, žodžiu, viskas prasidėjo nuo to, dar man sėdint kalėjime, apie tai, kaip paskelbėm peticiją, kad norim išmesti lauk Svetlaną Tsikhanovskają iš Lietuvos. Na ir apie tai tiek Latvijai, tiek Estai seka tiek ir mano kanalą. Jiem tapo žinoma apie šitą iniciatyvą, jiem yra puikiai žinoma, kad pas mus gyvena tokia feikinė, dabar jau nebe prezidentė, jau dabar viešne, svečias kaip vadina. Tokia Svetlana Tsikhanovskaja, kuri dar ir vyrą atsivežė ir ką tas vyras išdarinėja, na turbūt jau pusę pasaulio pamatė, kaip batka džiaugiasi, kad jo nėra Baltarusijoje. Vadinasi, imkit bėdą, tik nieks jos pasimti atgal nenori. Na tai iš esmės mane pakvietė dalyvauti spaudos konferencijoje kaip žiniasklaidos atstovą, kaip aktyvų žmogų, kaip iškėlusi problemą Tsikhanovskajos Lietuvoje. Aišku, nei Latvijai, nei Estai tos Tsikhanovskajos neturi problemos, jie turi kitą problemą. Jie ten turi rusakalbių problemą, pas mus tos problemos nėra tokios, kokia jinai yra tiek Latvijoje, tiek Estijoje. Aš tikrai noriu istoriškai priminti, kad tiek Latvijoje, tiek Estijoje yra daugybė žmonių, kurie po Tarybų Sąjungos griūties netapo piliečiais. Taip jums nepasigirdo, jie vadinasi negraždani. Tai Lietuvoje to nebuvo. Lietuvoje visi gavo Lietuvos Respublikos pilietybę. Nesvarbu kokios tu tautybės, ar lietuvis, ar rusas, ar totoris, ar ukrainietis, ar žydas, ar čigonas, visi Lietuvoje po Tarybų Sąjungos griūties gavo Lietuvos Respublikos pilietybę. Tuo tarpu tiek Latvijoje, tiek Estijoje kažkodėl buvo nueita kitų kelių, bet labai nesunku nuspėti, kodėl tai buvo. Todėl, kad procentaliai rusakalbių tiek Estijoje, tiek Latvijoje buvo apie 50%, numanoma, kad gal net ir daugiau. Ir ryšim su tuo, kad apsisaugoti, kad jie negalėtų užbalsuoti tie visi rusakalbiai, jie netaptų piliečiais, jie negalėtų dalyvauti rinkimuose ir nepasuktų atgal, tai yra negrįžtų į jau begriūvančią Tarybų Sąjungą. Na, buvo žmonių, kurie nesusimastė, nesuprato, kaip tas pats mūsų prezidentas Gitanas Nausėda, kuris besikuriant sąjūdžiui dar stojo į komunistų partiją ir išvyko mokintis į Vokietiją, apie tai dar čia kada nors papasakosiu, ten labai daug klaustukų yra. Ir iš esmės, kad tie žmonės negalėtų sugrąžinti, užbalsuoti, jiems tiesiog nebuvo suteiktos pilietybės. Vat išsivaizduojat, mus sakė, kad atvedė po griuvimo Tarybų Sąjungos į vakarų demokratiją, tačiau buvo lygus ir lygesni piliečiai ir nepiliečiai. Tai yra graždani ir negraždani. Jie neturi teisės balsuoti, jie, ta prasme, neturi daugybės teisių. Aš dar kartą pakartosiu, šitos problemos Lietuvoje nėra. Šita problema egzistuoja Latvijoje ir Estijoje dėl priežasčių, kurias ką tik paminėjau. Na, tai tos spaudos konferencija buvo kalbėti apie tai, kaip aš supratau. Na, bet apie tai mano, tai čia, koks mūsų reikalas ten. Latvija, Estai tegu patys tas savo problemas ir sprendžiasi. Mes savo turim krūvą problemų, tai yra Svetlana Tsikhanovskaja, kuri yra Lietuvos problema. Na, šiek tiek gal dabar sumažėjusi. Na ir jie žino apie tą visą išlaikymą, jie sako, tos video visas tą, tai mane kvietė apie tai papasakoti. Aš specialiai apie tai niekur neanonsavau, niekur nepranešiau, nes norėjau padaryti mūsų šitai visai sisteminiai žiniasklaidai tokį surprizą, kad paukštas Estijoje ir aš pasakoju apie tai, kaip mums pavyko vis dėlto, ne mano dėka, jūsų dėka, tų, kurie peticiją pasirašinėjo, to užteko, kad jau privertėm valdžios žmonės judėti, kad mes visada manėm, kad Tsikhanovskajos išlaikymas yra apie 500 000 per metus, paaiškėjo, kad 1 000 000 per metus, na ir visas šitas dalykas, kad tenai papasakot. Na ir bevažiuojant, aš gavau žinutę, jog yra sulaikytas tik pravažiavęs sieną Aleksejus Roslikovas. Na, galvoju, Roslikovas, jisai ten davė PS parlamente,
ten Latvijoje ten tų rusakalbių ten dar baisesnė rusofobija yra negu Lietuvoje. Nu ir čia tas Aleksejus Roslikovas, kur pasakė Mairuskį, nas Bolševo, tai jo parodė, parlamente jam ten iškėlė baudžiamą bylą, lyg tai kažką tai, nu, jisai kariauja savo karą. Jis yra pats rusas, berods, ar baltarusas, jisai, žodžiu, na, jis gimęs augęs Latvijoje, jisai kaip rusakalbis, tautinės mažumos gi turi kažkokias teises, nu, jis tas teises ir bando ginti. Tai yra dar kartą pasakysiu, tai yra jų karas. Nu ir galvoju, nu, Roslikovą čia sustabdė, nu, jo, gali būti gal dėl tų pasisakymų, gal dar kažkokios yra priežastys. Aš tai galvoju, nu, tai Estijoje, nei ten tie rusų reikalai, nei dar kažką, nu, kažkaip tai, nu, nieko. Nu, bet maždaug po pusvalandžio važiuojam kelyje, netoli Pernų, iki kokį 20-30 km likus iki Pernų, žiūrim, policijos stovi ekipažas, taip ant kelio sustojęs, nieko. Nu, mes jį pravažiuojam, jie aišku pradėjo važiuoti paskui mus, nu, sakau, viskas aišku dabar jau, reiškia ir mus stabdys. Tai jie taip gražiai pavažiavo, ten keletą kilometrų buvo autobusų stotelė, jie įjungė švyturėlius, nu ir savaime suprantama, kad jau reikia sustoti. Buvo tokių čia manipulacijų, rašė komentarus, kad talė čia, ar Delfi kažkas rašė, ne, kad ten, tipo, su Rosliku kartu važiavau, nu visai ne kartu važiavau, buvo mūsų komanda iš Lietuvos ir viskas tvarkoja. Aš ne vienas važiavau. Na ir, žodžiu, sustabdė, policininkai Estijos, pasakysiu, mane labai nustebino. Ne taip kaip Lietuvoje, žinot, langą prasidarau, ko norit, išlipo kalbėti. Nu, atsimenat, ir finale dar traukė žviegiant vaiką. Ne, labai gražiai išlipo, sako, labdien, mes sustabdėm, dokumentų patikrinimas, gal galite visi išlipti, bet labai gražiai, mandagiai paklausė pirmiausia, kokia kalba mes kalbam. Ar angliškai, ar rusiškai. Sako, kuria kalba jums patogiau kalbėti. Vat, policininkai Estijos paklausė, kuria kalba jums patogiau kalbėti. Nu, mes vienas, buvo, kas su manim komanda angliškai prastai kalbot. Tai jie patys sako, tai gal rusiškai sako, jeigu jūs angliškai nesuprantate. Nu gerai, kitas buvo pareigūnas rusiškai silpniau, jisai angliškai lengviau kalbėjo, tai aš taip 2 kalbom šokinėjau ten tarp jų. Na ir žodžiu, sako, pateikit dokumentus, sako, reikia mums dokumentų patikrinimas. Labai gražiai mandagiai, nu, nustebino tikrai. Nu, patikrino tos dokumentus, bet taip, ale į mašiną nusinešė patikrinti, aš savo dokumentą vienam pareigūnui padaviau, o kitas policininkas jau paėmė, nu, kitų žmonių dokumentus. Tai mano tai paėmė su juo, tai taip į mašiną net nenuėjo, o su kitų žmonių, kur su manim važiavo, pasiėmė dokumentus tas, nuėjo mašiną, atsisėdo, pasėdėjo gal ten minutę, palaikė tos, išlipo, tiem žmonėm atiduoda dokumentus ir man sako, nu, jums sako, tai yra uždrausta įvažiuoti į Estiją. Nu, sakau, keista, aš apie tai nieko nežinau, kad yra man uždrausta įvažiuoti. Taip, sako, mes jūs informuojam, jums yra uždrausta įvažiuoti į Estiją. Sakau, o tai nuo kada man uždrausta, sakau, įvažiuoti į Estiją? Nu, sako, nuo 11 valandos dienos. Aš taip pasižiūriu laikrodžius, sakau, bet tai dabar maždaug tai 1 valanda yra, sakau, tai čia prieš 2 valandas man uždraudė įvažiuoti, sakau, o aš jau čia, sakau, jau, nu, ten vis tiek iki Pernų beveik, ten virš 100 km, sakau, nu, kad jau aš jau valandą esu toje Estijoje. Ne, sako, viskas, va ką tik šėjo nutarimas, sako, va, nuo 11 valandos jums draudžiama būti Estijoje. Nu, gerai, tai sakau, kokie toliau veiksmai, ar man, sakau, apsisukti, važiuoti atgal, ką, sakau, man daryti. Ne, tai sako, reikia nuvažiuoti dabar iki policijos, mes, sako, suforminsim, surašysim dokumentus, atvažiuos migracijos departamentas ir sako, jūs deportuos. Sakau, tipo, kaip nelegalą kokį, sakau, tipo, taip čia mane deportuos. Nu, tas, žodžiu, tie sako, nu ne taip, sako, bet panašiai. Nu gerai, tai sako, dar tie pareigūnai sako, tai ar jūs, sako, norit su mumis policijos mašinai važiuoti, sako, bet galit, sako, ir savo mašinai toliau važiuoti, sako, tiesiog važiuokit paskui mus ir mes, sako, jūs palydėsim iki komisariato. Nu gerai, tai sakau, aš dar taip pagalvoju, žinot, įlipti į tą policijos mašiną kur kas lengviau negu iš jos išlipti. Tai aš tai sakau, ne gerai, tik to, tai jie priekį važiavo, mes mus gražiai palydėjom. Žodžiu, nuėjom į policijos nuovadą, ten viskas, jie sako, nu, viskas okei. Žodžiu, dar su jais pabendravom, atėjo ten migracijos kažkokie pareigūnai, nusivedė mane į kabinetuką. Nu ir atėjo viršininkas migracijos, sako, taip ir taip, jums čia, sako, draudimas, bet jis taip labai geranoriškai, sako, bet jūs, sako, parašykit, kad nežinojot ir,
ir sako, tada jums, nes taip sako, kitaip mes jūs turim deportuoti. Nu, sakau, žinoma, kad nežinau, sakau, galų gale, jeigu stovėtų pasieniečiai, kurie saugotų sieną ir tikrintų, nu, būtų kontrolė kažkokia, na, tai normalu, tu privažiuoji prie valstybės sienos, tau patikrint to dokumentų, sako, ne, jums neleistina įvažiuoti, nu, ir tu neįvažiuoji, o sakau, tai dabar man, iš kur man žinoti, tai sako, jūs niekur netikrinat, nu, sakau, Dėja, mano, sakau, negi aš dabar čia kiekvieną kartą kažkur važiuodamas po Šengeno erdvę, tai dabar nieks nesitikrina, nu, važiuoja ir važiuoja. Aš jokio gyvenime Estijoje nusikaltimo nepadaręs, net jokio kelių eismo taisyklių pažeidimo nesu padaręs. Tai sakau, nu, čia man kaip ir, nu, aš ramiai važiavau į tą Estiją, daugybę kartų aš joje buvęs, tiek ir toj pačioj Pernų trasoje ne kartą teko ten lenktyniauti. Sakau, tai viskas okei. Nu, jie taip irgi geranoriškai, gerai, jeigu jūs nežinojat, sako, jeigu jūs būtumėt žinojęs, tai jau tada jau ten jau eina jau bauda, taip ir taip. Sakau, tai gerai, tai sakau, tai čia dabar kuriam laikui mane deportuos. Tai sako, jum iki spalio 20 dienos. Aš, ta prasme, taip sakau, kaip? Tai tipo, už savaitės, už 7 dienų aš jau galiu atvažiuoti į Estiją. O iki 20 dienos negaliu atvažiuoti. Taip sako. 21 dieną spalio jau galite atvažiuoti vėl į Estiją. Klausu, taip sakau, nieko nesupratau. Čia tikrai toks draudimas, nu taip jau man patikė dokumentus, parodė, sako, va, tikrai, sako, va, toks nurodymas, sako, sistema. Ir jie manęs klausia, o ką jūs, sako, padarėt, kad jūs deportavo? Nu, nori, neįleidau šalį. Sakau, nieko nepadariau, sako, aš pirmą kartą, sako, tai jūs, nu, kaip čia? Nu, sakau, nežinau, sakau, aš nebuvau to Estijų, sakau, 2 metus. Sakau, aš nežinau, aš buvau, sakau, prieš 2 metus, kažkada buvo ten prieš covidiniai tie visi protestai, ten Estijoje teko ir kalbą sakyti nuo scenos, sakau, bet nu jau 2 metai praėjo, sakau, ir jau ir tos jau pandemijos nėra, sakau, kaip ir nu, visiškai nebeaktualūs klausimai, sakau. Aš, nu, važiavau į spaudos konferenciją, mane pakvietė papasakoti tam tikrą istoriją, nu ir man įdomu buvo pasiklausyti, kokios, nu, ką ten papasakos estai su latviukais, apie ką ten visas tas reikalas. Na ir taip, jie surašė nieko, sako, tai jeigu jūs, sako, norit sužinoti, dėl ko čia toks nurodymas yra, tai sako, jūs kreipkitės į Estijos vidaus reikalų ministeriją raštu, tai jie, sako, gal jums ir paaiškins. Nu gerai, tai sakau, tai kaip dabar daryti, sakau, kaip čia tą. Nu, žodžiu, atėjo ten tokiam moteriškė. Rašė tą protokolą. Rašė. 3 valandas nerašė tą protokolą. Tai ten jiem nuotrauką neįsikelia. Tai ten sistema užlūžo. Žinokit, tos pačios problemos, kurios komisariatuose va čia va Lietuvoje. Rašo protokolą, ten kompai užsidaro, išnyksta, išsitrina, vėl veda duomenis per naujo. Nu, žodžiu, ten istorija vyko anekdotas. Tada nuvedė, sako, reikės piršto anspaudus nuimti, žodžiu. Nu, gerai. Tada ateina, sako, po kiek laiko, žinokit, neišeis piršto anspaudų nuimti, sistema neveikia piršto anspaudų nuėmimų. Nu, žodžiu, tos pačios nesąmonės, kurios vyksta Lietuvoje, ten realiai. Na ir, žodžiu, palydėjo iki sienos, viskas okei, ten jau sutikrino tuos... Atidavė man dokumentus, atidavė telefoną, atidavė piniginę, žodžiu, viskas, dokumentų tiksliau netidavė, sako, mes tavo tapatybės kortelę mes tau prie sienos atiduosim. Nu ir, žodžiu, palydėjo mus iki sienos, na ir vis tiek paklausiu aš tada Aleksėjo Roslikovo, po to įsivaizduokit, dar buvo Aleksėjus Roslikovas yra Rygos miesto tarybos narys. Su juo kartu važiavo 2 Seimo narės, Latvijos parlamento narės, jas irgi sulaikė. Jos buvo su diplomatiniais pasais, jas sulaikė su diplomatiniais pasais. Vienas Seimo narys buvo jau nuvažiavęs į tą viešbutį, kuriame turėjo vykti spaudos konferencija jau iš vakaro su autobusu, jį tenai sulaikė. Tai įsivaizduokit, Latvijos Seimo narį, kuris turi leidimą dirbti su itin slapta informacija, Estijos pareigūnai sukišo kaip kokį zeką į būdą, į tą abizjaniką, atvežė prie sienos ir išmetė. Ir šis sako, viskas, laisvas. Tas skambina, sako, atvažiuokit kas nors pasiimti. Tai važiavo po to ten jį pasiimti. Ir va tokie cirkai, įsivaizduokit, vėliau, su diplomatiniais pasais atvažiavę Seimo nariai, estai sulaikė ir išmetė. Atidavė tos dokumentus, pats viršininkas migracijos palydėjo, labai tikrai šaunus vyras, labai išsamei viską paaiškino.
važiuojant atgal, užsukom į degalinę, tas man sako, migracijos viršininkas, sako, tai gal norit kavos arbatos, kažką, sako, mes, imkit. Blin, sakau, tai kaip, tai aš sakau, tai turiu pinigų. Ai, sako, jo, mes, sako, pripratę nelegalam, sako, nupirk ten kavą arbatą. Išsivaizduojat, tiem nelegalam perka kavas arbatas. Va tokie bairiai. Ir pasirodo, aš tada pasiskambinau vienam žmogui, kurio kontaktą gavau prieš 2 metus, kai buvo protestas Taline. Aš jį galėčiau palyginti, kad jų aiškiau supras, nenoriu jo vardinti. Labai atitikmuo, šiek tiek vyresnis, maždaug Gintaras Furmanavičius, toks žinomas jau. Pagalvokit, kokias pareigas tas žmogus užėmė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir po to ten, sako, jau čia girdėjom tą situaciją, nes man su jo aplinkas to žmogus teko susipažinti prieš 2 metus Estijoje. Sako, jo, mes ten jau žinom tą situaciją, taip ir taip. Ir jis, žinot, man ką pasakė? Tiesiai šviesiai. Sako, turim informaciją, turim duomenis, kad kreipiasi atitinkamos institucijos ir sako, tau yra draudimas, kad tu nepapasakotum Svetlanos Tikhanovskajos istorijos. Todėl, kad pasirodo tenai Estijoje, turėjo būti daug įvairiausių ten televizijų pakankamai nemažai susirinkę. Pasirodo ta partija, kur ta Olga Ivanova mane kvietė, pasirodo Estijoje rinkimai, aš net nežinojau. Nes mano tikslas papasakoti Svetlanos Tikhanovskajos istoriją, apsisukti ir grįžti atgal namo. Viskas, mano vienintelis tikslas. Ir kad tai išeitų rusų kalba ir rusakalbė auditorija, kad išeitų plačiau, kokią turim mes tą nachlebnikę Svetlaną Tikhanovskają, kur aš dar netrukus šiek tiek pakomentuosiu apie tai, kas įvyko per tą laiką Lietuvoje, kol aš buvau Estijoje. Čiagi tų postų, čia internetas skaito būtent Tikhanovskajos temą. Ir iš esmės sako, čia yra dėl jos duotas nurodymas spec tarnybom, kad tavęs neįleistų, kad tu nepapasakotum šitos istorijos, kad jinai neišeitų plačiau, kad nesužinotų Latvijos auditorija, kad nesužinotų Estijos auditorija ir be abejonės, kad nesužinotų Baltarusijos ar Rusijos auditorija, nes jie, kadangi vis tiek visas turinys, visas spaudos konferencija rusų kalba, akivaizdu, kad rusų kalba, jau gerokai platesnė auditorija galės matyti, negu mes čia Lietuvoje, kas čia mūsų tų lietuvaičių. Beveik 3 milijonai ir tiek žinių, o čia jau gali rusakalbių žmonių pasižiūrėkit, čia milžiniška auditorija, tame tarpe ir ukrainiečiai, kurie puikiai kalba rusiškai, jie irgi gali pamatyti visą šitą bardaką, kas čia vyksta. Taigi, man pasakė tiesiai šviesiai, tai yra jos užsakymas, tai yra jos prašymas ir yra, jis sako, va čia visas šitas reikalas ir jinai dėl jos. Ir dar viena priežastis man taip galvoti, kad tai yra visiška tiesa, todėl, kad tiek Roslikovas, tiek visi Latvijai, jiem buvo nurodyta priežastis, kodėl jie siunčiami iš Latvijos. Tipo, kels neramumus, ten visokių tokių nesąmonių prirašyta buvo. Jiem nurodymai, visiems 3 buvo, kodėl jie siunčiami atgal. Man nebuvo jokio paaiškinimo, absoliučiai. Tai akivaizdu, kad priežastis išsiuntimo formaliai yra skirtingos, tiek jų, tiek mano. Ir kaip man jau pasakė žmogus, kuris turi galimybės prieiti Estijai prie informacijos, šitą dalyką man paatviravo, kad galima šitą ir sakau, aš čia galiu auditorijai pasakoti, tai sako ką, tai čia visiems ir taip aišku. Taigi, Svetlana Tikhanovskaja paskelbė panašu, kad man karą. Svetlana Tikhanovskaja panašu, kad man pradėjo keršyti. Už tai, kad mano idėjos dėka, kurią palaikė Vytautas Sinica, irgi padarė protestą, ko pasiekoje yra uždarytas ofisas, Svetlana Tikhanovskaja pradėjo man keršyti ir keršyti būtent tokiu būdu. Ir jeigu trumpai apie tai, kas vyko Lietuvoje, ir pavyzdžiui buvo irgi Giedrės Gorienės jau postas apie visą šitą reikalą, kad ne 500 000, kad 1 milijonas aš apie tai kalbėjau. Ir noriu vieną Giedrės Gorienės vakar postą pagarsinti. Ką, brangiai, išplaukė į paviršių konservatorišką
vertybinė užsienio politika, kabutėse. O tai yra pinigai, pinigai ir dar kartą pinigai. Tikhanovskajos biuras iš visokių fondų gavo 200 milijonų eurų, iš kurių 50 milijonų praėjo per Lietuvoje įkurtas firmeles. Klausimas, kas tos siurbelės prisidengiančios vertybinę užsienio politiką? Gal Pavilionis su Tomilinu, kurie garsiausiai rėkia dėl Tikhanovskajos pasisakymų? Na ir Tomilinas kokį pasakė komentarą. Sutaupę milijoną mes rizikuojam prarasti 50. Kas tie mes? Vat kas tie mes? Ar tie fondeliai, kurie čiulpia tos Tikhanovskajos pinigus? Ir gal dėl to tas ir yra Tikhanovskajos palaikymas, kad per 5 metus kažkas susiurbė 50 milijonų. Tai yra į metus po milijoną. Po 10 milijonų. Ir į mėnesį beveik po milijoną. Tikhanovskaja kažkam padeda gauti iš užsienio babkės. Tai va šiti ir yra suinteresuoti, kad jinai čia sėdėtų, kad jos tas fondas neužsidarytų ir dar negana to, kad jinai maitinasi iš fondų tų kažkokių pinigų. Jeigu jinai maitintųsi tik iš tų fondų pinigų, bala nematė. Užsienis duoda, traukit visus pinigus į Lietuvą. Mati šunis. Na, aišku, reikėtų žinoti, kas tai per fondeliai, už ką jie pinigus gauna ir už ką jie atidirbinėja. Nes jeigu kažkas pinigus duoda, tai šiaip niekada neduoda. Net ir kunigas, kai paima pinigus, sukalba už tave maldelę, teisingai sako Dievui pasakys. Tai čia irgi kažkas, tai kažkokie fondeliai, kurie moka, čia šitos firmelės, jos atidirbinėja kažkokį tai pinigėlį, daro kažkokį tai darbelį. Ir kažkam aš užsukau milžinišką kraną. Ir pasižiūrėkit, koks vakar buvo komentaruose džiaugsmas. Tai vėlgi, ar kažkas Lietuvoje nežinojo, pažiūrėkite, koks šlykštus Malinausko postas. Nu, ir čia žmogus, kuris vadina save žurnalistu. Na, buvau geresnės nuomonės apie Malinauską, bet jau ne pirmą kartą aš juo ir nusivyliau. Tai supraskit, kad labai puikus irgi Aleksandro Nemunaičio postas. Irgi viskas yra apie tą patį. Taigi, aš savo veiksmu užraukiau didelės sumas fondačiulpiam. Ir dar klausimas, kas bus toliau su Tikhanovskaja. O tai, kas įvyko vakar, tai yra Tikhanovskajos kerštas. Aš tik tai klausimą turiu. Ar palaikysit mane kare su Tikhanovskaja, kad man galutinai išspirti ją iš Lietuvos? Mano nuomonė, jeigu jinai nepradeda mokėti už save mokesčių ir jinai kainuoja Lietuvos valstybei, jos čia neturi būti. Už 5 milijonus buvo galima renovuoti kokią mokyklą. Už 5 milijonus tikrai buvo galima daug ką nuveikti. Galų gale galėjo atiduoti tos pinigus ir Ukrainai. Bet ne, pasirodo, traukti pinigėlius savo yra kur kas vertingiau, negu ir padėti tai pačiai Ukrainai. Mes nežinom, kokie fondeliai. Ačiū Tomui Tomilinui už ilgą liežuvį. Na ir ką? Tikhanovskaja man paskelbė karą. Reikia kažką daryti. Iki.